Kitokia Lietuva. Sveiki. Malonu sveikinti su radijos stoties Pūkas, Pūkas 2, taip pat televizijos kanalo Pūkas TV žiūrovais. Dar noriu priminti, kad mūsų televizijos programą galite matyti visame pasaulyje, atsidarę mūsų svetainėje ir paspausite tiesioginį transliaciją. Ir matysite, kur begyventumėte žemės rutulyje. Mūsų laida Kitokia Lietuva šiandieną sulaukė garbaus svečio, garbingos iš labai toli, iš Venesuelos. Tai Lietuvos istorijos tyrinėtoja, žurnalistė, Europos šaknys ir mes lietuviai knygos autorė ir visokiausių daug turėdama nuopelnų. Tai Jūratė Statkutė de Rosales. Labą dieną. Labą dieną. Šiandieną mes pakalbėsime šiek tiek ir apie lietuvius, kuo mes turime didžiuotis, ką mes iš vis gyvenime reiškiame šioje žemėje, šioje planetoje. Ir daug visokiausių įdomių dalykų, kadangi mūsų viešnia labai toli gyvena nuo Lietuvos ir dirba žurnalistinį darbą, labai turi daug žinių. Tai manau, kad tos valandos mums gali pritrūkti. Tai gal atsiprašysiu, kad skambučių tiesioginių ir užklausimų šiandieną atsisakysime, kadangi ponia netaip dažnai atvažiuoja ir reikia skirti laiką jai. Tad dėkoju labai, kad jūs sutikote sudalyvauti ir pasidalinti su mūsų gyventojais, su mūsų žiūrovais, klausytojais, savo patirtimi, įžvalgomis, istoriniais tyrinėjimais. Ir gal pradžioj norėčiau, kad kas ta Jūratė Statkutė, mes girdim, rašo, kažkur tai parašė, de Rosales. Kas jinai tokia, iš kur jūs atsiradote, iš kur jūs, kaip jūs papuolėte į Venezuelą, ar dar keliai kažkokie, ir kas jūs paskatino, šitų klausimų daug, būti tokia patriotiška ir ieškoti lietuvių šaknų, mūsų brandžių šaknų, be kurių, kaip aš sakau, medis be šaknų, tai rastas statinėje kitoj. Tai nieko, taip, gal taip, pradėsime. Tai, kadangi radio yra Kaune, tai pirmas atsakymas yra, esu kaunietė. Gimusi Kaune, augusi Kaune, karo metu išvykusi iš Kauno, dar beveik vaikų būdama, bet prisiminimas, kas yra Kaunas, kas yra Lietuva, kas yra lietuviai, išliko visą amžių. Į Venezuelą nubloškė, kad po karo jau dauguma lietuvių siekė Amerikos. Tuo momentu reikėjo pasirinkti, leido pasirinkti Jungtinės tautos pabėgėliams, kur nori važiuoti, pasirinkome Venezuelą, o paskui toj pačioj Venezueloj meilė pririšo. Ištekėjau už venezueliečio ir dar taip ištekėjau, kad mano sesuo ištekėjo už mano vyro brolį, kiek vėliau. Tai giminės dviejų kartų. Taip. Ir dabar kaip tik šią progą grįžtame į Lietuvą, visi su visais vaikais, su anūkais. Sesers sūnus žada krikštyti savo sūnų būtinai Lietuvoje. Kitaip tariant, nežiūrint to, kad tiek metų nebuvom Lietuvoje, ryšį norime išlaikyti, juo tikime, jis mums yra brangus ir tikrai grįžtame į Lietuvą tam, kad dar kartą pačiupinėti savo šaknis. Ir tos šaknis labai svarbios. O vaikus mokinau iš mažens lietuvių kalbos ir visi jie pramoko lietuvių kalbą, nors gyvename Venezueloje, kur labai mažai lietuvių yra, tik iš namų išmoko. Todėl, kad lietuvių kalbą branginu ne vien iš meilės savo kraštui, bet tai yra nuostabiai turtinga kalba, jos struktūra kiekvienam vaikui duoda visam gyvenimui tam tikrą pagrindą, galvosenos pagrindą. Apie tai net esu knygą parašiusi. Na ir o Venezueloje nuo 83 metų
Esu vyriausia direktorė svarbiausio politinio, ekonominio ir kultūrinio savaitinio žurnalų. Opozicijos, kaip priklauso kiekvienam rimtam žurnalistui. Žurnalistas turi iš principo turėti kritišką akį ir būti opozicijai. Ir esu Venesueloje išsidirbusi tam tikrą darbą. Galiu labai su dėkingumu Venesuelai pasakyti, kad esu gavusi gal svarbiausius ordenus, kokius Venesuelos valstybė gali duoti žmogui. Kadangi jūs paminėjote, kad turi labai svarbu šaknis jausti žmogus, sakykite trumpai, galbūt paprašysiu aš jūs pažvelgti, vis tiek matote Lietuvoje, kas vyksta. Ir kadangi jūs esate vis tik tai tyrinėtoja ir jūs analizuojantis žmogus, jūs matote, kaip lietuviai dabar vertina savo šaknis. Kas jas pakirto, kas jas pakando, kad tie mūsų ąžuolai jau džiūsta. Nu, tai čia jau jūs Lietuvoje žinote. Kaip jums atrodo? Mes tai bandom aiškinti. Bet... Jūs Lietuvoje žinot, bet aš nežinau, kaip yra Lietuvoje su šaknimis. Bet aš žinau, kokios svarbios yra tos šaknis dėl kelių priežasčių. Ir atsakysiu jums kaip po istorikė, nes be žurnalizmo ir su istorija šiek tiek turėjau bendro. Tai pirmas dalykas, jūs turite nuostabius archeologus. Jų tarpe archeologą Girininką Klaipėdos universiteto, kuris išleido prieš 2 metus kapitalinę knygą, tai yra ta pati seniausia Lietuvos žemės archeologija. Ir ten yra vienas labai svarbus sakinys. Tai yra tas, kad nuo ankstyvojo akmens amžiaus genetinis kompleksas, kitaip tariant, genetinis vaizdas ankstyviausio akmens amžiaus gyventojų Pabaltyje yra stebėtinai panašus į dabartinį lietuvių genetinį vaizdą. Būtent esame viena iš retų tautų, kuri išsilaikė toj pačioj žemėj nuo ankstyvojo akmens amžiaus. Ir esame viena retų tautų, kuri išlaikė pačią ankstyviausią kalbos filozofiją. Būtent lietuvių kalba duoda kiekvienam vaikui stebėtiną supratimą laiko ir judesio, kitaip tariant, vietos laiko santykio, judesio santykio supratimą, kokio vakarų Europos kalbos neduoda. Vakarų Europos kalbos yra labai statinės, turi žodynus, tau pasako, ką žodis reiškia ir jau iš ten nepajudėsi. O lietuvių kalba yra nepaprastai lanksti ir duoda iš prigimties žmogui patį seniausią ir pagrindinį žmonijos pajutimą. Kas yra judesys, dinamika, laiko sąvoka. Ir pati kalba, lietuviai, kaip lietuviškai kalba, jie nesupranta, kiek jie daug pasako vidiniai supratimo apie judesį, apie dinamiką. Visa lietuvių kalba yra padaryta iš dinamikos. Jeigu mes sakom vėjas, tai todėl, kad jis veja. Jeigu mes sakome žemė, tai todėl, kad iš jos gimsta. Jeigu mes sakome, pavyzdžiui, senasis žodis apie vandens bėgimą, yra varuma. Įvaro
Ir lietuviai tą vartoja, to nesuprasdami, bet pas juos lieka viduje toks įrankis visiems mokslams, visos rūšies mokslams, nes duoda relatyvumo pojūtį. Ir tikrai ta lietuvių kalba tai yra toks nuostabus įrankis, kad jos nustoti tai tiesiai, ypatingai pas vaiką, tai yra nusikaltimas. Gal labai sudėtingai paaiškinat. Ne, jūs labai gerai paaiškinat, nes iš tikrųjų, pavyzdžiui, kad tai žodis tikėjimas, ar ne? Taip. Kad tai yra tik ėjimas. Kažkaip nieks net nepagalvoja. Taip. Ir ėjimas į priekį tik ir eini. Teisingai. Ir daug labai tokių yra, žinot, kur... Ir reiškia, žmonės to nežino, nejunta, bet jų supratimo formacijoje tas palieka visam gyvenimui. Bet čia vis tiek tas mąstymas su dvasiniu pasauliu sąryšyje ir tą pėdsaką įmina. Labai tamprus ir be galo senas. Tai yra tikrai ne tik Lietuvos šaknis, tai yra Europos šaknis ir taip pavadinau savo knygą. Ir tai yra žmonijos šaknis. Ir jų nustoti, tai atleiskite, bet tai būtų kriminalas. Jau, sakykite, kiek metų jūs manote, mes tie lietuviai tokie turime praeitį, čia dabar kalba apie 1000-metį, nors archeologai ir Juozas Šeimys laidoje buvo jau kalba apie 4, 5, 6 tūkstančius, kad jau runom rašė raštus lietuviai. Teisingai. Kiek jūs manote, kad mums lietuviams jau... Didžioji baltų kultūra pasirodė maždaug jau, kada jau buvo kaip po stambi kultūra. Labai Europoje labai didelį vaidmenį suvaidinusi. Maždaug 2000 metų prieš Kristų. Žiūrėkit, dabar viskas tas atsirando labai neseniai. Yra toks profesorius Udolfas, vokietis. Jis neseniai ir didelė žymenybė, jis jau yra emeritus, reiškia, jau jis savo atliko, bet jis dabar toliau dirba. Ir jis dabar 2010 maždaug metais jis priėjo, jau davė atsakymus, kur kokia gentis Europoje prasidėjo ir kada jis naudoja daugiausia upėvardžius, kurie yra seniausias kalbinis žmonijos sluoksnis, nes upės buvo keliai, vieninteliai keliai. Didelės upės buvo vieškeliai, mažos upės buvo takeliai. Plaukdavo žmonės laiveliais. Nu taip, plaukdavo laiveliais, susisiekimas buvo laiveliais. Ja. Tai jis nustatė ir yra žemėlapis, kuris turbūt pasidarys pasauliniai garsus. Jis tik dabar atsirado neseniai. Būtent ankstyviausias klodas yra Pabaltyje, baltai. Ir jau jie pirmieji buvo plačiai išsivystę. Keltai, keltų lopšys yra tarp Šveicarijos ir Pietų Prancūzijos. Jis surado ir parodė. Germanų lopšys yra vidury Vokietijos dabartinės. Slavų lopšys yra vakarų Karpatuose, kalnuose. Ir jis nustatė datas. Baltai 2000 metų prieš Kristų jau buvo stipriai išsiplėčianti tauta. Keltai pakilo 1500 prieš Kristų ir buvo laikotarpis, kai Europa buvo tik baltai rytuose ir tik keltai vakaruose. Germanai dar buvo tik taškelis, o slavai tai dar toli jiems buvo įeiti į pasaulio forumą. Vokiečių
didysis plėtimasis prasidėjo prieš pat Kristų ir tojaus po Kristaus. Ir žiūrėkit, kaip germanai išsiplėtė. Ir jie absorbavo keltus. O slavai pakilo tik tai 6 šimtmetį po Kristaus. Jie yra patys paskutiniai. Bet pirmoji didžioji Šiaurės Europos kultūra, kuri tikrai išsiplėtė kaip imperija, buvo baltai. Tai dabar... Gerą klausimą pastatėt, atsakiau, gal nenusibodo. Labai jūs gerai pasakėte, bet tas pasididžiuoti, mes lietuviai, dabar visi, ką mums Lietuva duos, žinot, jaunimas, jau švietimo sistema ant tiek išskalbė, išplovė, iš tiek devalvavo tą tautiškumą, žinot, ir mūsų garbę nešančius dalykus, kad nieko mokyklose, darželiuose, net universitetuose jau nebemokoma mylėti Lietuvos. Ir čia yra baisi skriauda tautai. Bet mes turim kuo pasididžiuoti. Ne tik tautai, kiekvienam žmogui. Yra skriauda kiekvienam žmogui. Tai tauta, tai yra tauta. Nu tai taip, tauta. Jo, tai ją ir skriaudžia. Suprantat, vis tik tai, ką žmogus negauna informacijos, kai jūs kalbėjote apie kalbą, kokią žmogus gauna per kalbą informaciją, ir jinai įauga į dvasią, tiesiog suauga. Tai jeigu šiandieną mes jau nebekalbam tų dalykų, tai tiesiog išskalbėme, nuplaunam ir jau lyg tai mes neturim kuo didžiuotis. Mes čia tokie kosmopolitai, mums tas pats, kai žinot, buvo sovietų laikais, aš nežinau, buvo tokia daina. Moj adres ne doma, ne ulica, moj adres Sovietski Sajus. Tai lietuviškai būtų mano adresas ne gatvė, ne numeris, bet mano adresas Tarybų Sąjunga. Suprantat, išskalbdavo mūsų šaknis, kad mums tas pats, kur gyvent, ar Užkarpatė, ar Kaune, ar dar kažkur Sibire, tai, suprantat, tai ir maišė. Bet tą pasididžiavimą, kuo mes turim pasididžiuoti mes lietuviai, tai apie tai reiktų kalbėti ir kalbėti ir kalbėti, kad žmogui įaugtų į vidų. Nes jeigu neįaugs, to šaknis nesuleis į sielą, tai, žinot, tos kalbos ir lieka, aš sakau, čia kalbėkit. Nu, čia nėra vien kalba. Čia yra... Bet žinot reikia, jeigu nekalbėsi, nežinos. Nu, tai... Kaip sužinos? Bet čia yra visas gyvenimo būdas. Reiškia, dar vienas dalykas yra labai įdomus, tai kad tie baltai, jų buvo nepaprastai daug. Mes kalbame apie vytautinę Lietuvą. Dabar išeis mano knygos 2 dalis ir jį apima laikotarpį nuo 2 šimtmečio iki 6 šimtmečio ir tie baltai yra visą laiką, jie veikia nuo jūros iki jūros, tarp Baltijos jūros ir Juodosios jūros. Jie yra nepaprastai didelė jėga. Jų yra labai daug. Tai yra vienintelė tauta, kuri tuo metu, kai įstodavo į karą, Roma sutraukdavo iš visos Europos visus savo legionus prieš ją. Ir yra laimėję labai stambius mūšius prieš Romą. Jie visą tą žemę, nuo jūros iki jūros, jie išlaikė per šimtmečius. Ir tai bus 2 mano knygos dalis. Jeigu leisit, aš pasakysiu, kada ji bus pristatyta. Žinoma. Galima? Tai žiūrėkite taip. Rugpjūčio 28 dieną, trečiadienį, 3 valandą po pietų, 15 valandą. Panevėžyje Gabrielės Petkevičaitės bitės bibliotekos konferencijų salėje bus pirmas tos knygos parodymas. Rugsėjo 2 dieną, 15 valandą, pirmadienį, bus Klaipėdoje. Žadėjo dalyvauti ir pristatyti knygą buvęs Klaipėdos universiteto rektorius, archeologas Žulkus.
lygiai taip kaip tą patį pirmą rugpjūčio 28 dienos pristatymą padarys akademikas Romualdas, reiškia, palaukit, susimaišiau, bijau Tai suklysti. svarbiausia yra data turbūt. Data ir kur, kad žmonės, kurie norėtų. 28, taip. 28 Panevėžyje, taip. 2 Klaipėdoj, Taip. 3 Vilniuje, Lietuvos nacionalinėme muziejuje. Ir lygiai kaip 28 rugpjūčio, kaip ir 3 rugsėjo pristatymą darys, kaip tik, kur sakau, akademikas Romualdas Grigas. Dabar irgi tuo pat metu išeis jo knyga kaip tik tai apie senovės baltų pojūtį ir kaip jis turi būti išlaikomas iki šių dienų. Nu, o paskui rugpjūčio 30 dieną, tai čia jau bus uždaras knygos pristatymas ar parodymas edukologijos universitete. Universitetas, kuriam aš esu nepaprastai dėkinga, nes jis man suteikė tokį tikrai labai rimtą mano darbų pripažinimą, būtent doktoratą honoris causa. Ir visur tikrai pagrindinė mintis yra Europos šaknis ir mes lietuviai, nes taip vadinasi knyga. Jūs paminėjote, kad turi būti taip ugdoma, taip turi būti žinoma, auklėjama. Kodėl to nėra Lietuvoje? Kaip jūs galvojate? Kam to reikia? Ar čia tiesiog taip nusitrynė? O kaip visur kitur man tą gaudo? Jūs neįsivaizduojat, kaip mane gaudo. Man laiko neužtenka. Bet jūs matot, kad Lietuva pasyviai žiūri į daugą. Pati jaučiat tai, kad kažkaip visuotinio nėra aktyvumo, kad jiem reikėtų žinoti. Aš noriu žinoti, kas aš toks esu. Ne kaip Pilypas iš kanapių išlindęs, nukritęs iš kažkur. Čia aš čia dabar gimiau, man pinigų duokit. Man tik pinigų, kur čia tie pinigai? Suprantat, vertybė juk ne pinigai. Yra. Kodėl turėtų tai būti, o taip nėra? Kaip jūs galvojat? Jūs tik tai daug su žmonėmis dirbate. Žinot ką, išėjo prieš maždaug kokias 4-5 savaitės Prancūzijoje, prancūziškai, viena postumo knyga. Reiškia, žmogus mirė ir po jo mirties dar vieną jo knygą išleido. Tokio ispanų rašytojo Semprún. Jisai buvęs ir pas nacius kalėjime, ir Maskvoje buvęs, nes buvęs komunistas Ispanijoje civilinio karo metu ir taip toliau. Ir toje knygoje vienas dalykas man staiga davė atsakymą apie tai, kas mano manimu vyksta Lietuvoje. Labai netikėtai. Pas jį yra tokia teorija. Priespauda, žmonių naikinimas ir nacių sistemoje, ir sovietiniai sistemoje buvo toks pat. Ir todėl mes juos suplakam į vieną, lyg tai būtų vienas dalykas. Bet, kai sugriuvo Vokietijoje nacių sistema, Vokietija kaip kraštas atsistatė tiesiai per 1-2 metus. Ten, kur sugriuvo sovietų sistema, visose rytų Europos kraštuose, praėjo 20 metų, o pakirtimas savigarbos labai apsunkina kraštų atsikėlimą ar kraštų normalizaciją. Ir jis skaito, kad sovietų sistema ne tik turėjo priespaudą, ne tik tai turėjo, reiškia, kitokią galvoseną, ekonominę ir taip toliau, bet jį pakirto žmogaus vidinį atsparumą. Ir dabar tie buvę sovietiniai kraštai kažkaip neatsistato ir yra pas žmonės vidinės
etikos trūkumas, nes jis buvo pakirstas. Bet žiūrėkit, sovietų laikais žmonės buvo stipresni. Ir jie žinojo savo priešą. Ir jie kažkaip saugojo save. Bet matyt, ta pasiekmė atsidarė atsilaisvinus. Pasiekmė atsirado mano manimu. Labai svarbu yra mokyklos. Mokyklose, pavyzdžiui, šiuo momentu, jeigu nuo manęs priklausytų, tai mokyklų programuose aš pradėčiau programą apie Lietuvos istoriją nuo pačių ankstyviausių priešistorinių laikų, kad parodyti, kokia tai buvo didelė kultūra. Nereikia man vytautinių laikų. Vytautiniai laikai jau buvo dekadencijos laikai. Vytautas stengiasi atstatyti senąją valdžią nuo jūros iki jūros, bet jau jam nebesisekė. Ir man atrodo, vien tik tai mokyklų programos turi būti labai rimtai peržiūrėtos. Paskui dar vienas dalykas – absoliutus etikos reikalavimas. Tie senieji lietuviai, ir net sovietų laikais senieji lietuviai, turėjo labai aišku teisybės jausmą. Turėjo labai aišku pareigos jausmą, atsakomybės jausmą. Sovietų sistema visą tai panaikino. Ir dabar reikia išauginti naują kartą, kuri tikrai jau būtų nuo to blogio visiškai išsilaisvinusi. A jums gal nepatinka, ką aš sakau? Man labai įdomu ir aš labai džiaugiuosi, kad tai jūs pasakote, nes, žinot, daug žmonių turi klausimų, dėl ko mes tapom tokie vergai, nulenkę galvas, bailiai. Juk sandrauga mūsų kitokia Lietuva, jau 6 metai dirbam, kalbam tiesą, rodom, kas darosi. Žmonėm neįdomu, tik tai mes dokumentus traukiam tų veikėjų, kurie naikina mus. A jie, ką čia mums neįdomu, mums čia reikia žinot, kaip šoka, nuogi, kaip ten raitosi, žinot. O čia yra pagrindinė žiniasklaida, aš apie tai dar jūsų paklausiu, ką su mumis daro. Ir vat apie tai čia mano sritis. Jo, apie tą teisybę, žinot, yra istorijos žemėlapiai Sarmatija. Nuo žodžio sarmata. Nu gal ne. Nebus sarmata čia. Kad žmonės turėjo tą sarmatą, kai jūs sakot, viduje turėjo tą garbę. Taip. Juk sarmata daryti negarbingai. Taip. Sarmata daryti nedorai. Sarmata įžeisti, įskaudinti, vogti. Tai nekalba apie kitus ten aferizmus įvairiausius. Bet žmogus doras, juk Lietuva įgimtas dalykas, tai doru būti. Taip, labai. Ir čia svarbiausia, tai ne ten kitų šalių, jūs daugiau matėt pasaulyje, aš nelabai, aš tik kiek paskaitau ir kiek aš girdžiu. Bet lietuvis turi vidinį tą garbės ir jį išskalbė, jį išplovė, jį devalvavo, iš jo neliko nieko. Nu, Viduj šaknys gal te gyva, bet tas gudravimas, žinot, gudras aš. Žinot, jo. Ir aš tada gyvenu pagal kitas taisyklės, negu man viduj ten dar kvirba. Ir kuo toliau, to daugiau tas betono sluoksnis storėja ant tos sielos įgimtos, ant tų šaknų. Ir jau nebegirdi žmogus savęs. Žinot, kad labai didelis priešas yra populizmas. Populizmas per kiekvienus rinkimus kreipiasi į pačius žemiausius ir gal blogiausius kiekvieno žmogaus polinkius. Kai turėtų kreiptis, žiūrėkit, yra toks sakinys, reiškia, kaip per antrąjį pasaulio karą išrinko Čerčilį, kokia buvo jo kalba, kad jį išrinktų. Aš jums žadu tik tai prakaitą, ašaras ir skausmą, bet mes laimėsime. Ir tai buvo tikrai, reiškia, tai buvo rinkiminė kampanija. O dabartiniais laikais su visa žiniasklaida populizmui
populizmą pravesti yra taip lengva. Ir jį priima žmonės. Jūs turit televizijos stotį ir jūs žinot, kokia yra kiekvienos televizijos stoties galia. Nes tai yra žodis ir vaizdas, kurie paprasčiausiai įeina į kiekvieno žmogaus namą. Laisvai. Bet su tokia žiniasklaida, kokią duoda televizija, radijas. O dabar jau tai ir visi tie aparatukai, telefoniukai, lenčiukės, ko tik norite. Tai yra įrankis žmogų paveikti. Valdyti netgi. Valdyti. Ir lengviausiai valdyti yra kreipiantis į jo pačius žemiausius polinkius. Ir nepastatyti reikalavimų. Ir ta demokratija su rinkimais yra be galo geras dalykas. Iš visų santvarkų vienintelė, kurią visada galima pagerinti, kuri yra lanksti. Bet patys balsuotojai turi suprasti, kad jie neturi pasidaryti aklais įrankiais. Bet pagerinti tai gali tik tai žmonės. Taip, žmonės. Ne tie, kurie dabar išrinkti. Dabar dauguma žiūri į to, žinot, kurie valdo. O į tos daugiausiai žiūri. O žmonės, kur dabar žmonės? Žmonės turi pagrindinį įrankį, savo balsą. Jie turi išmokti įnaudoti. Įnaudoti racionaliai. Balsai negali būti perkami. Balsai turi būti kiekvieno žmogaus laisvos valios pasireiškimas. Ir ta laisva valia turi eiti pozityvę linkme. Ji neturi ieškoti lengvumų, ji turi ieškoti tikro pagrindo, rimto, darbo pagrindo. Bet matot, jūs Lietuvoje negyvenusi ilgai ir jūs nežinot, kaip čia vyksta įvairiausiai. Žmogus, aš iš tokio krašto, kur viskas labai blogai vyksta. Aš ne tai, kad blogai. Yra, žinot, partijų monopoliai susikūrė ir neįsileidžia rinkėjų, kad žmogus galėtų rinkti kitą. Čia bėda dar viena. Ir žmonės ateina, jie nepažįsta, jie tiesiog nežino, už ką balsuoti, nes visi tokie patys. Ar dešinė, ar kairė, jie vis tiek viską tą patį daro 20 metų. Ir žmogus dabar pasimetęs, kaip jam surasti jėgų, žinoti, ką daryti. Tai čia jau tada, ką jūs sakote, tai yra tikrai. Tai tada mokyklos. Mokyklos valdomos tų pačių partijų, direktoriai partijų deleguoti. Direktoriai nėra profesionalai, bet yra partijų patikėtiniai, pagrinde. Ir dar yra mokytojų tokių, atskambina man žmonės, sako, dar mūsų KGB laikų direktorius dirba. Ką jis gali, kokią ideologiją gali vaikui duoti, jeigu jisai dar nuo tų laikų sėdi, kuris į bažnyčią neleido vaikų eiti. Taip. Aš nesakau, kad bažnyčia čia jau išganimas, bet jie persekiodavo tos žmonės. Ir jie patys šiandieną dar sėdi valdžioje, tie lenkėsi, jie mušasi į krūtinę, kaip jie čia, žinot, tai dar tų yra dalykų. Bet esmė pati didžiausia, kad žmonės nesusigaudo, kad gali būti kitaip. Ir kad pagerinti gali tik tai jie patys. Iš jų pačių, kad žmogus iškeltų save. Prezidentė dabar deda pastangas visas, kad būtų galimybė ateiti kitiems žmonėms į rinkimus, kad tas partijas susilpninti. Ir žmonės nepadeda, o žiniasklaida, apie kurią mes dar šiek tiek pakalbėsim, jie pilant tos prezidentės, žinot, pamasgas. Bet kur nieko bendro visai neturi su tuo gyvenimu žmonių, kas dabar vyksta. Nes padarė dar prezidentės nebuvo nieko čia. Dar jinai nedirbo visiškai valstybėje. Ir jie kaltina būtais negatyviai, nes jos bijo. Prezidentė Lietuvoje. Šansas Lietuvai. Šansas. Ir žmonės, jeigu šitą šansą nepasinaudos, kito nebus. Ir pagerinti Lietuvą gali tik žmonės, išlaikydami savo valią, žinias, turėdami, suprasdami ir išlaikydami save aukščiau visko. Dabar jie nulenkia galvas šitai valdžiai, kurie jos engia, lupas, kaip slieko, žinot, pila karštą vandenį, tas raitosi tie žmonės.
Ir va taip ir gyvena. Kaip kas gali įsisukti? Žiūrėkite, prieš kokius 5 metus kalbėjau telefonu, būdama pietų Ispanijoje, su vienu Valencijos Ispanijoje universiteto filosofijos profesoriumi, tokiu ponu Antonio Lastra. Ir jis sako, Jūrate, aš ilgai vieną tavo laišką neatsakiau, nes buvau labai užimtas. Mes čia turėjome simpoziumą apie vieną dabar labai jau garsų mirusį filosofą, Emanuelį Leviną. Emanuelis Levinas gimė Kaune, augo Kaune. Ir va, čia Kaune mes esame. Ir aš kaip durnelė sakau, o, tai jūs turbūt daug kalbėjot, kokia buvo to Emanuelio Levino nuostabiai gražios galvosenos, kaip tik tai išugdančius žmogų, apie kurį jūs dabar kalbėjote. Tai kaip Emanuelio Levino galvosena paveikė tai, kad jis gimė ir augo su lietuvių kalba. Lastra filosofas, žinomas filosofas, daugybės knygų leidėjas, sako, Jūrate, iš viso pasaulio buvo suvažiavę ir niekas to nepasakė. Jūrate, tai paaiškink. Nu, aš pradėjau aiškinti, kiek aš ten išmanau. Jūrate, parašyk. Filosofija ne mano reikalas, jūs čia patys žinokitės. Tai paskui kokius 4 metus kiekvienam laiške baigdamas pridėdavo. Kada parašysi apie Leviną? Kada parašysi apie Leviną? Aš sakau, gerai, aš parašysiu. Ant galo jau galvoju, nu aš nenutrauksiu tokio mielo smagaus ryšio su to universitetu. Aš parašysiu, bet aš neparašysiu vien apie Leviną. Aš parašysiu apie Kantą. Jie abu vienodai galvojo. Ir jie abu iškėlė pirmas Kantas ir vėliau šitas Levinas, kad žmogus gyvena žmogui. Kanto mintis buvo, kad kiekvienas žmogus savo veikla yra atsakingas už visą žmoniją. O Levino mintis buvo, kad kiekvienas žmogus yra atspindys to, su kuriuo jis kalba ir jis turi įtaigoti. Nu ir parašiau, ir ta knyga dabar ispaniškai yra paleista per e-book, būtent tą internetinį. Ir šitą, tai ten yra mano įžanga. Atsirado lietuvis filosofas Kanadoje, kuris Leviną asmeniškai pažinojo, su jo lietuviškai kalbėdavo. Atsirado Lietuvoje parašytas vienas pirmųjų Levino darbų lietuviškai, Vairė išėjęs, 33 turbūt metais. Atsirado to Valevičiaus pasakojimas, to paties ispano prašomas. Atsirado pasakojimas, kaip jis su Levinu bendravo. Ir įdomiausias, svarbiausias dalykas nebuvo vien apie Leviną, gimusi, augusi Kaune, o buvo apie Kanto ir apie Kanto lietuviškumą. Jis iš mažens mokėsi lietuvių kalbos ir mokėjo lietuvių kalbą. Ir dar vienas dalykas, kad jau paskutinis Kanto raštas buvo įžanga į lietuvių vokiečių žodyną, parašyta 1800 metais. Bet to žodyno pradžioj buvo 4 įžangos. Viena iš jų Prūsų kaizerio patarėjo ir kiti Kanto draugai ir tos 4 įžangos vokiškai parašytos 18 šimtmetį
Visus kaip vieną sako, kad tokios kalbos ir tokios tautos kaip lietuvių, lietuvininkai buvo, tokios kitos nėra, jie reikia nepaprastai saugoti, tai yra nepaprastos etikos žmonės. Ir reikėjo tas 4 ilgas įžangas išversti. Aš sakau, ne jau, aš iš tos senos vokiečių kalbos, ne. Tai įsivaizduokit savo, apie 1,5 metų tas profesorius ispanas užtęsė knygos leidimą, ieškojo vertėjo. 2 jam atsisakė, pasakė per sunku. 3 sutiko, labai greit, labai gerai padarė tas visas 4 įžangas, kurių lietuviai Lietuvoje neskaito. Ir dabar tas visas vertimas yra paleistas per visą ispanų kalbos pasaulį. Į knygutę išėjo filosofinių knygų serijoje, kitaip tariant, labai garbingoje vietoje. Turi savo viršelio nubraižymą ir spalvas gali, leidėjas pasirinkti. Ir kai pamačiau viršelį, sakau, žiūrėk, geltona, žalia, raudona. Ir sako, taip, Jūrate, tavo garbei. Kokių turim dalykų? Vertybių. Tokios vertybės, kurias visas pasaulis garbina. O čia, matot, kas tapo Lietuvoje garbinama. Ir žinot, kaip tą kontrastą, tai, ką jūs kalbate, ir tą realų žmogaus gyvenimą, kuris šiandieną lydi mus kiekvienam žingsnyje, kaip reikėtų jos, kad jie susikergtų, kad jie taptų vienu. Ir žmonės pradėtų augti. Kad gimtų dvasioje tas kibirkštis. Ką padaryti? Aš labai, žinot, asmeniškai stengiuosi daug, aukoju savęs, kad žmonės atsibustų, kad jie pajustų savo tą pajutimą, gautų, kas jie tokie yra Lietuvoje. Ir labai sunkiai gaunasi, žinoma. Kad prieis prie to. Žiūrėkite, toks kaip jūsų darbas. Juk jisai stovi ant vieno pagrindo, kiek aš suprantu, tikrai tikrą žurnalistinį darbą. Ant pasitikėjimo, kad tu sakai teisybę. Nu, mes, matot, ant to pastatė absoliučiai viską. Už tai. Taip, bet kam dabar reikia tos teisybės, matot, ir ta vertybė teisybė, žinot, ką tu čia kalbi dabar ant kažkokio ten mero, ant kažkokio ten veikėjo politinio, bet jeigu žmonės jų nežinos blogio, iš veido nepažins, tai jie įvertins, kad čia jų mesijus atėjęs. Aišku. Ir turi būti, kas tą pasako, ir turi būti patikimas. Nes mes tik iš dokumentų ir kalbam. Ir, žinot, kaip tą paliesti žmogaus stygą, kad jame suskambėtų ta lietuviška gaida. Bet kaip ją paliesti? Aš, žinot, klausiu pas daug ir susirinkimuose, ir jūsų dabar, kadangi aš jūs pirmą kartą matau gyvenime. Ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs mūsų studijoje. Bet mes čia aukojam savo laiką. Visi, kurie atvažiuoja, ne jums čia kas mokės pinigų, ne jūs ką mokėsite. Suprantate, aš aukoju žmogui šitą visą laiką, kad žmogus išgirstų ir jisai pajustų, ką mes norim pasakyti. Ir kad pradėtų atsikelti žmonės. Aš manau, kad vis tiek prie to turi grįžti. Turi grįžti, negali. Tarp kitko, ta pati Europos Sąjunga, kuri atrodo čia, reiškia, ardo. Kiti Europos Sąjungos nariai labai savo tautybę gina. Labai aršiai gina. Ir ta pati Europos Sąjunga, kad išsilaikytų, jai yra būtina grįžti irgi prie šaknų, kitaip iširs. Ir kodėl, jeigu kiti kraštai taip savo vertybės garbina, būdami Europos Sąjungos nariai, tai kuo Lietuva kitokia? Priešingai, Lietuva ne tik turi savo vertybę, bet į tų vertybių turi dargi daug daugiau. Bet lietuviai, negali pasakyti, kad jie negarbina savo vertybių kaip Lietuva.
Ir daug lietuvių pasisako ir netgi prieš įvairius tokius kosmopolitinės įtakas, globalistinės, kad ir čia ir su žeme, ir su įvairiausiais ten pinigų, pavyzdžiui, humanitarinė politika, litas išliktų. Juk jeigu lito neliks, tai neliks ir Lietuvos. Aš nežinau, man tai tas litas yra, atrodo, labai brangus, kaip mūsų pinigai. Mes turim savo pinigus, mes turim savo kažką tai bent. Ir neturėtų būti čia vieni pinigai, viena kalba, žinot, čia viskas angliškai bus, ar ten prancūziškai, kaip Belgijoje, žinot, kalba. Mes turim savo turėti. Aš pilnai su to sutinku, visai sutinku. Ir daug žmonių už tai aukojasi ir kovoja, ir pasisako, bet atėjus į rinkimą, matot, kitaip viskas atrodo. Nežinau, jūs apie Lietuvą jau daugiau žinote. Aš tik tai sakau, ką aš iš išorės matau. Aš jūs kaip analizę noriu, suprantat, kadangi mes čia gyvenam, mes čia dirbam ir mes matom, kas vyksta pagal faktinius dokumentus, pagal, žinot, kaip sakau, vežimas važiuoja, tai vėžės matosi atsisukus atgal. Kokios vėžės? Bet žiūrėkite, kaip aš atvažiavau į Lietuvą dabar, kiek aš daug paramos gavau, fantastiškai daug. Fantastiškai daug. Aš niekad to nesitikėjau, aš niekad to nelaukiau. O paramos iš tiek tokios daugybės žmonių. Dar gyva, vadinasi, gyva dar yra. Yra. O jau istoriniai, pavyzdžiui, dabar išeis archeologo Jovaišos knygos antra dalis. Ir vakar su jo ilgai kalbėjausi. Jisai juokėsi, sako, Jūratė, tu ir aš iš visai skirtingų vietų, visai skirtingais keliais prieiname prie tų pačių išvadų. Išeis Jovaišos knyga apie tas senuosius baltus, mano manimu, ji bus kapitalinė. Jeigu po tokios knygos intelektualai Lietuvos nesupras, kas yra jų šaknis, nu tai atleiskite, jau tada jie nieko nesupranta. Apie intelektualus, apie elitą, žinot, aš turiu savo nuomonę ir su mumis mūsų prezidiumo narys Gediminas Merkys yra habilituotas mokslų daktaras, sociologas ir tikrai jisai daug bendrauja. Aš esu runkelis, kai aš sakau, aš esu paprastas žmogus, ne joks elito atstovas, tik tiek, kad aš galiu sudaryti jiems sąlygas kalbėti, duoti eterį, čia mano jau produktas, ką aš padariau. Tai tie tokie įkaitai liko pinigų, nes jiem finansavimą moka tie, ar ne, įvairiausius projektus mokslinius finansuoja jie, atlyginimus moka iš biudžeto jie, ir jie tarnauja tai valdžios grupiai, kurie šiandien naikina Lietuvą. Ir jie bijo pakelt galvą, jeigu Lietuvą atkūrė tada elitas, atkūrė žmonės, kurie iš tikrųjų aukojo save ir turėjo patirtis ir padėti Lietuvoje ir profesoriai ir įvairiausi elito atstovai, tai šiandieną kol kas jie tyli. Nėra. Ir bandom tą balsą kažkokią, vienas kitas pasako žmogus, kuris jaučia, kad jam skauda. O tie tyli. Ir labai sunku tiem žmonėms išaiškyti ir studentams, ir jaunimui, ir jaunimas mulkinamas. Ir šiandieną yra tikrai nepaprastai sudėtinga situacija. Ir jūsų norėčiau dar paklausti, kas laukia mūsų lietuvių. Jeigu mes negrįšim prie savo šaknies, prie savo tų dalykų, tų vertybių, tai kas mūsų laukia ir Lietuvos, ir lietuvių, kas laukia? Šiuo metu, kaip tik per paskutinius, aš net sakyčiau, per paskutinius dabar tos šio jau 1000-mečio 13 metų, yra atsiradę tiek daug iki šiol nežinomos ir visada ten buvusios medžiagos apie tą tolimiausią baltų praeitį. Ta medžiaga negali nuslėpti. Čia, žinot, yra taip, kaip Maironis teisingai pasakė, kalbėdamas apie upės bėgimą. Jūs jos nesustabdysi, neužtvenksi. Ir kuo daugiau tų žinių atsiranda,
tuo svarbesni darosi baltai jau ne tik Lietuvai, bet visai Europos kultūrai. Nepaprastai jie yra svarbus. Ir jie yra davę ne tik Lietuvai, bet ir daugeliui kitų kraštų buvo laikotarpis, kai tikrai ta didžioji kultūra buvo baltų. Ir to nesustabdysite. Ir prie to turi prieiti. Turi prieiti, nes tai jau dabar yra istoriniai upės bėgimas. Duosiu pavyzdį. Irgi iš Venecuelos. Venecueloje buvęs svarbus labai istorikas, nes jis buvo Venecuelos istorijos akademijos pirmininkas apie 20 metų, kiekvieną kartą perrinktas. Iš jo parašyta istorija Venecuelos buvo perspausdinta Britų enciklopedijos 6 laidos. Jam Britų enciklopedija davė keliauti po visą Pietų Ameriką, rinkti ispanų kultūros medžiagą. Jaunas būdamas jis mokytojavo Hamburge, gerai mokėjo vokiečių kalbą. Kai aš parašiau savo pirmą knygą apie tą baltų galybę, kadaise, jis šoko ant tos knygos, jis ją garbina. Ir dabar jisai kaip tik prieš kokias 3 savaitės išleido savo paskutinę knygą apie imperijas. Ir jis ten kalba apie baltų imperiją senąją. Ir yra sakinys, nes tie baltai paskui nuo Juodosios jūros jie perėjo per Italiją ir išitaisė Pietų Prancūzijoje ir Ispanijoje. Ir jo žodžiai yra, jis yra didelis ispanų kultūros žinovas. Ir jis rašo, baltų kultūra iki šiai dienai paženklino dabartinės Italija, Ispanija ir Portugalija. Ir tie 3 kraštai anksčiau ar vėliau tą baltų kultūrą studijuos, kad patys save suprasti. Bet kad save suprasti, žiūrėkite, tai tas prigimtinės savybės, jas turi ir žinoti, ir jausti viduje. Ir koks tas žmonių būdas, vat, mūsų lietuvių, ir kokios savybės. Bet reiškia, kaip jas apibendrinti? čia jau nėra tik tai, kad ta upė plaukia Lietuvoje. Ne, ta upė pradeda plaukti ir įplauks pasaulinė, nes tokia buvo ta baltų kultūra senoji. Mhm. Ir patys lietuviai nuo to nepabėgs. Jiems anksčiau ar vėliau turės visgi jau čia prieiti. O jūs gal apibendrintumėte va, tą lietuvio būdą, va, kad jam daitų. Ką žmogus turi? Va, kuo skiriamės mes lietuviai? Užsispyrę. Čia mūsų būdas toks, ar ne? Lietuviai tai jūsų patvarūs. Derasalės turbūt problemų turi dėl jūsų užsispyrimo. Jūsų vyras, su kuria gyvenat. Nežinau. Bėdos turi dėl jūsų užsispyrimo. Žinot, taip. Aš taip nukrytau į šoną. Ne, iš labai kieto būdo. Aš gal irgi šiek tiek. Turit savybių, ne? Aha, bet kažkaip priešingai labai sugyvenimas yra. Jie yra kalniečių šeima, labai šeimos žmonės. Ir ne, kažkaip gerai viskas praėjo ir praeina dar, ir dabar praeina. Mes nesiskiriam, mes kartu visur važiuojame, viską kartu darome. Jo, tai dar apie tą būdą, vat aš dėl to šiek tiek dėl užsispyrimo sakot. Užsispyrę, tai pas mus jau aišku, iškart, jeigu užsispyręs, tai turi nesantaika būti. Pasirodo, kad ne. Ne, nebūtinai iš savo liniją, jeigu turi, nebūtinai su nesantaika, priešingai. Priešingai ir gauna pagalbos savo linijai. Ir yra, man atrodo, kad labai svarbu yra lietuviai labai darbšnus.
Net ir dabar, kai jis, tas jaunimas taip, bet išvažiuoja ir jie jos priima į darbą, nes jau turi vardą, kad tai yra darbštus žmonės. Patvarus. Jeigu nebūtų patvarus, tos Lietuvos seniai nebūtų. Ir viską tą jie turi dabar panaudoti tam, kad tikrai save iškelti. Bet žinot, jūs labai gražiai viską pristatot, pasakot ir mes laidose kalbam, kad jūs turit prisikelti, turit suprasti, kad mes esame tauta tokia, kuri ištvermingai išgyvenom visokias okupacijas, išlikom tik 1000 metų. Ir žmogui užtenka ateiti jam į savo veiklos aplinką, paklausius, pakalbėjus, ir jis vėl pradeda daryti tą patį, kaip voverė rate, žinot. Pinigai, daiktai ir tokie vartotojai, žinot, lieka, kur tų daiktų ir nereikia žmogui. Jis perka, neša, eina į tais parduotuvės, žinot, pats neaugina, pats negamina, jau ištvirko. Kaip sugrįžti? Negalės ir pasakysiu kodėl. Kai buvau Lietuvoj, po 4 kartus esu buvusi Lietuvoj, kiekvieną kartą labai trumpą laiką. Pirmą kartą, kai buvo sąjūdis ir mane pakvietė kaip po žurnalistę. Ir aš daug rašiau apie sąjūdį, paskui grįžusi. Mano aprašymas apie sąjūdį ėjo per visą Pietų Ameriką. Paskui, antrą kartą, kai buvau, tai buvo tos didelės parduotuvės. Ir mačiau, kiek žmonės perka, ir aš galvojau, nu gerai, perka, bet iš ko jie perka, ką jie gamina? Ir aišku, atsirado krizė, nes perka, daro, stato, tvarko, puikiai, kraštą atstatė, bet rekordiniu greičiu. Bet, o ką tu gamini? Iš kur tau ateina? Trečią kartą, kaip atvažiavau, visur buvo graudus verksmai. Tai matai, tai mes dabar pinigų neturime, tai labai blogai gyvename, tai blogai gyvenate. O kaip jūs anksčiau sovietų laikais gyvenate? Ar jūs jau užmiršot? Bet aišku, tai buvo labai natūrali reakcija po tokio jau beveik beprotiško pirkimo. Dabar reikia išmokti gaminti. Neleisti pinigą, o padaryti jį, bet su savo gaminiais. Lietuva turi labai gerą padėtį tarp 2 pasaulių. Ji gali išvystyti prekybą taip, kaip Olandija praturtėjo, vystydama prekybą tarp 2 pasaulių. Ir padarys. Lietuviai ištvermingi, jie padarys. Gerai būtų, jeigu politika būtų teisinga, negriaunanti Lietuvos pamatus, o statanti. Ir politika sugriaus. Bet reikia, žinot, žmonių, kurie ateis, kurie ateitų iš tų pačių žmonių, kad pasikeistų, nes 20 metų. Reikalas politikas sugriaus. Gal užtruks 1 ar 2 kartas, bet pats reikalas sugriaus, nes gyventi juk reikia. Tu negyvensi visą gyvenimą vien tik tai iš melų. Nes ta politika... Bet 20 metų gyvena, mato, 23 metų. Nu ir prie ko priejo. Nu prie ko priejo, kad iš Lietuvos bėga žmonės. Ugdymo nėra, kad gint Lietuvą, bet bėgti. Žinot, iš laivo, sako, bėga degančio paskutinis kapitonas išlipa, ar ne? Visus išleidžia, kad išsigelbėti. O čia nieks nedega, o jau visus evakuoja. Visi kapitonai bėga. Visi kapitonai ir visi tik tai pinigų maišus čia pasidaro. Žinot, Europos Sąjunga milijardai ateina, visi milijardai. Dabar, žinot, baisu, pažiūrėkit Kaune. Nugriovė gamyklą, pastatė parduotuvę didžiulę. Nustotė fabriką, nugriovė, pastatė parduotuvę. Va šalia mūsų čia visiškai buvo transporto įmonė, nupirko, dabar jau parduotuvę, mačiau daro. Ir, žinot, tai čia jau nekas. Ir čia politika. Suprantat, tokia Lietuvoje politika.
finansuoja tuos projektus ir viskas, tas mafija, tas klanas, ta sistema, kur šiandieną mūsų sandrauga kovoja, jinai tokia stipri. O mūsų tikslas padėti prezidentė, nes viena pradėjo ardyti ir pasakė aiškiai, kad čia korupcijos jau praizgyta visa Lietuva, išeities nėra. Ir kol žmonės šito nesupras, žmonės jų gali nuspręsti viską. Ir šiandien dar jie bijo nuspręsti. Gali nuspręsti, aišku, kad žmonės gali nuspręsti. Ir šiandieną tas branda, pilietinė branda, to bendruomeniškumo nebuvimas ir labai reikia tokių laidų, kad jūs papasakotumėte. Žinot, dabar žmonės nežino net, kaip pajudinti tą visuomenę, kad neatsibustų. Čia yra didžiausia bėda. Bet mūsų jau laida pasibaigė, tai jeigu jūs čia galėsite dar vieną kartą kitą atvažiuoti, jeigu busit Lietuvoje, tai tikrai mielai kviečiame ir aš manau bus labai įdomu ir mūsų žmonėms išgirsti kitą nuomonę. Kitą, kur nėra melo, nespėjome apie žurnalistus pakalbėti, kurie privačiuose dirbdami struktūrose, jie negali kitaip elgtis, nes tie oligarchai valdo tas struktūras. Ir jie turi kalbėti taip, kitaip jas išmes iš darbo. O paskui pripranti prie to. Tai labai dėkoju visiems, kurie buvote su mumis, kurie klausėte, žiūrėjote, galėsite mūsų laidą pasižiūrėti bet kada mūsų svetainėje, jinai jau iškart po laidos atsiras, galite pasikartoti, pražiūrėti kelis kartus. Ir dėkoju mūsų svečiui, Lietuvos istorijos tyrinėtojai, žurnalistai, Europos šaknys ir mes lietuviai, pirmos dalies knygos ir jau antra. Pristatymus jau pasakėte, kada bus. Tai Jūratė Statkutė, Derosales ir aš Kęstutis Pūkas. Linkiu ištvermės ir būkime lietuviais. Gerbkime save. Sėkmės visiems. Viso geriausio. Ačiū Jums. Didelis ačiū Jums. Viso gero. Kitokia Lietuva.